Labas rytas. Labryt. Pas mus nauja diena. Vakar nebeatsisveikinom, niekad pavargę buvom, kaip sakant, jau nelabai jėgų bebuvo. Tai va šiandien vėl laukiam autobuso, bus už 15 minučių, 13. Ir važiuosim į Cabo Žirau, aukščiausia Europos apžvalgos aikštelė natūrali. Teisingai pasakiau tikriausiai. Bus labai įdomiai. Važiuosim su autobusu vietiniu. Vien ta kelionė bus įdomiai. Jau su Arūnu jau esam važiavę. Šakės, tokie tarpeliai tarp mašinų, tai net važiuoja. Kai šumacheriai kokie. O dabar kol kas sėdim, po palmę. Vėsinamės. Nes yra ganėtinai karšta. Dabar yra Na 23 laipsniai. 23 laipsniai šilumos. Cabo Žirau. 7 autobusas. Dabar yra nesimato. Be 10-11. Kiek palmių. Važiuosiu pusę valandos, tai drąsiai. Tai va, jau sėdim autobusą. Didelis kastas. Tokios sedanės ir, aišku, saugumas pirmiausia. Reikia čia diržus užsisegti. Bus labai smagi kelionė. Vėliau persėsim į tą pusę, nes ten bus geresnis vaizdas negu čia. Dabar važiuojam. Taip, mūsų kelionė prasidėjo 11:10. Žiūrėsim, kiek ilgai čia. Bet pusvalandį tai tikrai, jeigu gal netgi ilgiau biškį, trumpiau, nežinau, nepamenu tiesiog. Va, dabar važiuojam papasakoti apie Madeiroje esančius autobusų bilietus. Mes pirkom dienos bilietus. Kaip mums paaiškino, kad jeigu važiuoji daugiau negu 4 ir daugiau kartų, labiau apsimokinti dienos bilietą. Jeigu važiuoji 3 kartus per dieną, tai labiau apsimokinti tiesiog kelionės bilietą. 1, 2, 3 kelionės. Mes pirkom dienos bilietus ir dabar taip. Dienos bilietas suaugusiam kainuoja 4,95 centus. PVM čia Portugalijai autobuso bilietus yra 4 procentai. Tai iš viso dienos bilietas vienam suaugusiam kainavo 5,45 centus, o Galijai vaikui kainavo 3,05 centai. Vaikams čia yra pigiau negu kad suaugusiems. Ir kiek skaičiau, Portugalijoje visur valstybinėse funkcijas atliekančiose įstaigose, kaip čia, žodžiu, bilietų kainos yra iki 50 procentų pigiau, vaikams iki 13 metų. Suaugusiam kainuoja 10 eurų, vaikui iki 13 metų kainuos 5-7 eurus. Alguém está mal guiado, dona Carla. E vou ver quem é, tá? Mas olha, as melhoras têm muita força para sair. E a minha cunhada está desentendendo. Alguém está mal guiado. Tchau, Eu sou patrão de mesmo, tchau, sou eu. Obrigada. Sim. Área statoma. Madeira foi levada para os turistas. Na verdade, também se não. Boa impressão. 3-4 metros. Boa sair que tá. Kaina sukėlė kaip 20% jeigu nedabar.
Aišku, ir irgi kur nors Tinha posto, eu į disse, sei, šoną nušliaužu, bet. sabia que era, estava a falar comigo, mas eu via para Turistų tai galybės. Ela vai cuidar dela no tribunal. Pasikeitusi. Sei, atenção. Saber agora. Aqui na casa da mãe, ela diz que aqui na casa agora essas compras estranhas têm muitos. E quem tiver no peso? Ela desde que fiquei fria. Você muito trabalhou, para que aqui? Olha, para que aqui? Mas sabe que aqui? Eu conheço. Hã? Ai, a festa. A sexta apareceu. Eu vou trabalhar mais um dia. Mais morou eu. Mas também já usou o já vai ser aí. Já vai ser aí. No meio da Ui! Se fizesse, estava na semana. Mesmo sem colher essas coisas. Ela faz mais aquela aí. Tá, mas tu falou, velho. Aquelas coisas do. Já vai tudo aí. Chama ela lá, sei. É, tudo passa da vez. E tu vai ter vez, né? É vez, já vez. Já vez. Olha, tudo passa da vez. Come on. Não vai maquiar. Não vai maquiar. Café? Oh, there's a little bridge though, I think it's that bridge. Čia yra apačiai Madeiros elektrinė, kuri jas elektrą Madeira dengindama mazutą. Nes Madeira atsisakė saulės baterijų ir visokie, nes neapsimoka su mazutu 10 kartų pigiau šiandien. Tai va, žymioji Kamara de Lobos. Nu, paskiau eisim. Parodysi va šitai. Čia ir tas namas, kur Čerčilis buvo apsistojęs gyvena ar 8 mėnesius. Kokiais metais dabar negaliu pasakyti, bet paskiau grįšim, parodysim, pasakysim. Ir yra pačiai ir skulptūrų. Tai va. Vesari kalnus, bananų plantacijas. Čia net ir Fiša Čerčilis restoranas specialiai padarytas. Čia mes sugrįšim. Olha, mas está tão parar. Quer parar aqui? Mas temos que dar isso tudo para passar. Está mais calmo. Vamos.
pats pirmasis Madeiros uostas. O, kaip keliai atrodo. Čia nesilpnų nervų vairuotojams važinėti įsiverš. Tik tai jau rimtai gal važiuoti. Pamatysi tokį vaizdą. Nu, neperku. Pliais skardžiais. Todėl Madeirai neapsimoka. Kelias koks bus. Mašina tai iššūkis būtų. Bet, su mašina, kai važiuoji, tai daugiausiai met visokius tiltus, autostradas, kurių čia yra, bet nedaug. Bet tokiais keliukais nepasivažinėsi. Geriausia sėdi viešai autobusą ir važiuoji. Lygiai, prabangiai, vaizdais mėgaujas. Gražu. Kabo Žiravo mus pasitinka su muzika. Mes atvykom. Atvažiavom pagaliau. Kelionė dabar yra lygiai 12, tai mūsų kelionė užtruko 40 minučių autobusu su fantastiniais vaizdais. O dabar einam žiūrėti. Čia sprogdavim kažkur. Ką, pirksim bilietėlius. Kiek kainau bilietą reikia žiūrėti? Praeitą kartą kainavo 2 eurai. Ne, 5, man atrodo. 5 eurų tas pats. A 5 eurai? 5 eurų tas pats. Auč. A tu... Yra vat aparatai sudėti. Tu gal turi, tu neturi 5 eurų, ne? Popierį, jeigu turi. Nes ištarti tas... Turi. Turi, tai kaip bus. 15 eurų. Aišku, Gabija jau išėjo prie suvenyrų žiūrėti. Einame mes pasižiūrėti. Kažkas sprogdina. Jo. Madeira Porto Santo ir kaina kepurės 20 eurų. Auč. Man patinka tie, va, madeirietiški raštai. Įrankis, smulkmenos. Čia Kabo Žiravo tokiose grinai turistinėse vietose labai brangus yra suvenyrai. Tai mes suvenyrus žinom vieną. Kioskelį gerą tokį
Tai tenais. Nueisim. Paimsim smulkmenas. Čia neapsimoka. Kur mano vyras? Perka bilietus. Mūsų įėjimas. Ten nuo kalno vėl matosi debesis. Čia yra eukalipto medis, Gabi. Gabi, va šitas eukaliptas. Gavai? Bom dia. Obrigada. Nada. Cabia. Ir 3. Tadam! Oi, kaip čia bus fainiai dabar. Bet mums reikėjo pasižiūrėti autobusas į Kamaro de Loboš, kur kada važiuoji. Tam pat, kur vis laik stovim. Nu, pasižiūrėsim. Nu, tai čia sėdės. Ilga. Taip, einam iš dešinės pusės. O, iškart kokia gaiva. Jo didenybė Atlantas. A! Mes ten vakarą pačiu buvom. Nu, penso que ten pressa, matys. Já está, Rita? Agora sim. Nu, einam. Ti, queres contar até 3, que é para nós termos... Bata? Tadadam. Nebijok drąsiai, žiūrėk, kiek žmonių čia. Aš čia sėdėjau ant šito. Buvau atsisėdus. Drąsiai, drąsiai. Čia. Va. Mano kojas. Matas. Dugnas. Čia, šit. Šiandien pasižiūrės. Nekarčiau. Žiūrėk, kaip atrodo vakar, kur buvom. Čia. Matai? Vau, vau. O čia mes. Legal, acho que não. Ką? Ah. 580 metrų virš jūros lygio. Eukaliptai auga. Supratė, kad čia mums kad pasakoja, kad eukaliptas tai yra invazinis. Ten, va šitoj vietoje, kur dabar grinai, man pirštis užstoja, kokia graži uola. Tam kaktus, kurį tai tos viršo, matom, tai valgom ir. Tai vat, kaip čia yra viskas. Gražu čia. O, čia geltonai žydintis medis. Balta. Va, kaktusas kaip žydi. Geltonai, geltonai. Čia kitas kaktusas. Šitais kaktusas apaugęs su medeliu. Draugystė augalų. O kas šiandien darosi. Horizontas.
Nu, tai pasakok, koks įspūdis? Labai gražu. Nes tu nesigirdėsi. Pakartok. Labai gražu. Patinka horizontas. Taip. Aš sakau, man irgi patinka. Tai va, būsi pabuvusi dar vienoje unikalioj vietoje. Kol tu trečią kartą jau. Kas? Kol čia tu. Ne, mes su tėčiu čia, nu jo, trečią kartą. Trečią kartą. Irgi trečią kartą. Pirm kartą rūks buvau, nesimatė niek. Čia visur rūks buvau. Nu debis užai. Na, Hay una franja, hay una praeitą kartą 24 metais. Tada veltau buvau, dabar reikia mokėti jau. Praeit kartą ir dabar. Jo, patį pirm 22. Jo, mes 22 buvom. pirmą Paskui kartą buvom, tai buvo 22. nemokamai. Paskiau 23 jau mokėti reikia. 23 jau. Jau 23 reikėjo mokėti. Ir dabar vėl mokėti. 5 eurai jie ims. Nu, iš tikrųjų, kaip sakant, reikia pagalvoti, ar 5 eurai dėl 5 minučių, nu 10 minučių. Ar yra verta? Aš sakyčiau, kad verta čia. Nes tikrai gražus vaizdas atsiveria. Vien salos bokalas. Nu. Tai tada sakyčiau geriau čia, negu alaus bokalas. Va, kaip žydi kaktusas. Ir šito kaktuso vaisiai yra valgomi. Ir didžiuliai eukaliptai. Didžiuliai. Tas arunsein ir kokio dydžio kaktusai. Ne kaktusai, eukaliptai. Pasitraukiam nuo vandens ir iš karto toks karštis duoda. Karšta yra. Reikės vėl pasitepti kremuką, nes kad nenusviltumėm per daug, tai bus negerai. Nu, žiūrėkit, ką pamatėm. Geltona, žalia, raudona. Ir dar ąžuolas. Nu, grynai lietuviškas, ką? Ant kamara kabo žiravo. Maišau. Kamara dėl lobašių, kabo žiravo. Bet čia yra 35 eurų, nu čia oda. Gerai, dar pasižvelgykime. Kamštis. 65 eurai. Nežiūrėti kainas, tiesiog mėgautis, ne vaizdais. Jo. O, žiūrėk, kuprinytės. Va, 15 eurų kuprinytė. Madeira. Va čia tai aš suprantu. Geltona. Ne, visom spalvom. 15 eurų. Wanted Madeira. Va, irgi 15 eurų, žiūrėk, toks. Ir piniginį, ir rankinuks. Nu, čia jau tašė per petį. Faina. Va, čia aš suprantu, jo, čia ir normali kaina, jeigu norėtum. Toks, nu čia jau Made in China, garantuotai. 15 eurų. Jo. Geltona, žalia, raudona. Jo, šiaip Madeira turi labai daug ką bendro su tokios spalvos atspalviai, kadangi viskas ir spalvota. Ei, tokia negraži. Nu. Tašė.
25 eurai. Faina. Va. Viskas kult. Piniginė 8 eurai. Žiūrėk, iš vis Gabija, žiūrėk. Piniginė. Tokia fainulka. Aha, brangiai. 5 eurai? Nu, O Jėzu. Tai geriau tada piniginę, čia už 15 tą rankinuką pasiimti. Tau vietoj šitos nori. 5 eurai. Mažiau. Bet čia Gabija, čia apyrankė yra. O ten yra daiktas. nu iš tikrųjų taip. Nu. Vis net tas suplyšęs. Ne tam esmė. Pigiau, bet reikia gali žiūrėti, kad būtų naudingiau. Espreso padelis. Su šaukšteliu. Tie dubenėliai gražus. Na, karants tiesiai. Ne, aš sakau, kad gražus. Gražią padaryti. Čia įryšė kaip iš buko, banano, medį, neįsuprast. Jo, čia išorė banana medis. Mango, O vid- wood, bolų čia ir nuo to. Į vis iš visokių čia ir. Išorė medis, o viduj glazūra. Klausau. Čia buvo ta, ne? Na, ir čia buvom, Taip. čia buvom, čia Čia ne Japonija. Čia ir, Čia čia, yra, matai, vat, va su to parkas. pasikeli park ir tas. Na, va, džinsinė. Kas viduj? Viduj vien skyrius tik tais. Nėra, kišenėlių jokių nėra. Nu, toks. O vis tiek reikės piniginės. Nu, va, tai tada piniginis reiks. Nu, o čia žiūrėk, čia yra va, vien kišenė. Ir čia yra. Čia, žiūrėk, čia viduj dar skyriai yra. Žiūrėk. Jo šitą. Šitą įmam. Nu. Nu gerai, einam prie kasos. Nu, tai turėks. Išsirinko. Ja, jau. Sėdim autobuse, važiuojam į Kamarą de Loboš. Grįžinėjam ir mėgomės vėl vaizdais. Ai, beje, kai sakiau, kad nusipirkom dienos bilietus po Madeirą važinėtis, tai mes nuvažiavom tik tais iki Cabo Žirao. O dabar iš Cabo Žirao sėdam į autobusą, skanuojam korteles, sako, hebra, ne, netinka, kortelės tuščios. Tai teko pirktis bilietus vėl iš naujo, iš Cabo Žirao į Kamarą de Loboš. Ir suaugusiam bilietas 2,65 €, o Gabijai €30. Sakant, nėra daug, bet grįžus į Funšalį, eisiu į kioskelį, klaust, kam reikalas, kodėl čia taip pirkom visai dienai, o tik tais vieną kelionę tą atlaikė. Ta prasme. Kamara de Loboš. Einam prie ženklo. Eisim ten laiptas, nusileisim ten kažkur turbūt. Kamara de Loboš. Geltona, žalia, raudona. Geltona, žalia, raudona. Ja. Ryškios, gražios spalvos. Ten galėt aplinko, bet, ai, šitą praėjo, Ne, laiptas. čia. Ja. Sakau, kažkur čia buvo. Kaip gražiai spalvotai papuoštas miestas. Čia jau net ne miestelis. Viršau buvo vėsa, apačio karšt. Aha. Ir kaip istorija pasakoja, kad Madeiros
salos istorijos atsiradimas, pačios Madeiros atradimas prasidėjo būtent čia. Camara de Lobos. O čia vėl festivaliai. Čia visą laiką. Visi šitie papuošimai. Nu gal ne šitos gėlytės. Nu, čia rožytės. Ražuolės. Kvepia. Kvepia. Šitos tai ne. Bet va čia. Va šitie. Čia Rodbeceka kažkur įdėkojant. Numatyt tos būdas. Ne, kas tau bankiau. Ten bus kavinė. Ai va, toj. Praėjo. Eina šimtbece. Tai jūs sekit pasivaikščioti. Eisim yra mes. Tai čia kelsi. Šitie papuošimai yra padaryti iš antrinių žaliavų. Pradžioj prasidėjo, kad iš vandenyno ištraukta šiukšles, kad ne mes pradėjo daryti tos papuošimus, o paskui tiesiog pradėjo puošti iš antrinių žaliavų. Daugiau istorijos pamokėlės truputį vėliau. Tęsim istorijos pamokėlę. Šitie papuošimai. Ir čia daug jų, ir čia per visą miestelį, per gatvelės. Čia šį vakar šventė bus. Aha, Camara de Lobos Žvazemfesta. Camara de Lobos šį vakar tūsinsis. Bus tūsas. Bet mes nedalyvausim. Bet kiek plastiko. Praeitą prieš 3 metus, kai buvom, tai buvo paprastesnė. Kuklesnė biški šitie. Čia dar tiek daug nebuvo. Plastikiniai buteliai. Visa matanti akis. Gerai atrodo, ne, Gabija? Sėtynai. Gėrimai. Jo, čia kokias kainas? Dėl to šino pažiūrėti. Madeira. Hiya, how are you? Yes. Okay. Hello. Where are you from? Lithuania. Lithuania. Ačiū. Labą dieną. Labą dieną. Welcome to Madeira. This is beautiful, no? Yes, we know. We are third time. Excellent. Something to eat or? No, just no. just- Ačiū. Look. Ačiū. Ačiū. Na va. 6 euros pigiau negu mieste. Tai va, kodėl neapsimok Funšalį centrą valgyti? Na, Jo, kaip vakar kažnekėm, kad tas pats. Tas pats, kas Lietuvoje. čia ta bažnytėlė. Sak, turistam gal jai. Na, Gabija, einam. Čia mašina. It's okay. Yeah, thank you. Žvejų koplyčia. Percy, If you can, do you have any coin? I don't have in cash. Thank you. Pinigų prašau. Na. Kur mano bičias? Čia. Einam pas Winstoną Churchillį apsilankyti. Noriu pakartoti nuotrauką. Nuotrauka? Aha. Gabija pafilmuos.
Kas nori pakartoti nuotrauką? O, karšts vyrs! Karšts vyrs! Ačiū, brangioji. Vai, čia Kamarai de Loboš labai mėgo atostogauti Winstonas Churchillis su savo šeima. Jisai netgi buvo iš Anglijos pabėgęs, slėpęs, tai slapstas būtent čia. Ir jam čia taip patiko, kad kaip ir gyveno ilgą laiką čia. Tokia Winstono Churchillio istorija Madeirai. Einam toliau. Karšta čia. Aha, čia karšta. Va, einam pas ruonį. Padaryta iš atliekų. Aš esu mačius per video. Nuotrauką aš turiu. Iš praėjusio karto. Ponas ruoniukas. Taip pat padarytas iš atliekų. Galim prieiti. Arčiau. Gabija. Kad matytis. Gabija, prieitak šiandien. Šiandien, kol nepabėga. O ta krabas koks didelis. Taip. Nu, matai, va, visokios įvairiausių detalių. Laiptukai. 1, 2, 3. Čia kaip gaiviai. O kur žuvytė? Toliau, žemiau čia turėjo būti, bet... Ne, čia užlipus laiptais. Ne. O, čia seniau praeit galėjai, dabar nebegal. Ai, ten toliau, tavo nusileist reik. Tenais nusileisim, ten turbūt žuvis. Ai, va, matau, aha. O, kokie bangolaužiai. Čia turistų niekas neveža, neveda, jiems nerodo. O čia yra va tokia graži žuvytė. Špada. Kas čia? Čia va ta špada žuvis. Nu tai gal, nu ta juoda, kur žuvės turgui, kur žiūrėjom didelėm akim. Yra krabų. Yra tam, kur Kas ten į? Krabą vakščiau. juodai. Mhm. O čia vienas raudonas. O
čia mes turim krabai. Einam pažiūrėti prie tos sienos, kaip jie ten dailina. O, kaip laivelę padaryti. Kaip gražiai. Labai gražiai, ne? Vau. Dirba dažnai. Oi, ne. No, it's no problem. We are talking about how beautiful, Oh, thank you so much. very beautiful. It's an embroidery from Madeira because I'm painting on the local patterns. Ah, Yes. wow, very beautiful. Thank you so much. Where are you from? Lithuania. 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 I never have been there. It's a shame. Yes. We Hello. are from Poland, that's why it's a shame. Ah. Yes. Oh, neighbors. Yes. Yes. Totally. Poland is a very big. Lithuania is a small country. But you have also laces, for sure. Yes? Yeah, I'm sure there is a lace making tradition, it's everywhere. Yeah. Yeah. So, have a nice day. Have a nice job. Thank you so much. O va. Pasirodo, Kamara de Loboš Madeiroj. Lenkai. Kaimynai Lenkai dirba. Menininkai. Smagu. Ir kaimynų sutikti. Nu, mes pradėsim šiandien savo žygį. Lengvą pasivaikščiojimą. Va. Rodau, įjungiu. Gabija, nori nusipaiksluoti? Čia kas kur matys. Gabija, Prie širdelės. a nori nusipaiksluoti, sakau? Nusimk tas Paleist. ausins. Nusimk ausins. Einam, O va nori nusipaveiksluoti. žingsniuosim palei pakrantę. Va. Čia prasideda. Laikrodis matos, kada pradedam. Ir mes einam. Tikslas - Funšalis. Šiuo metu esam Kamara de Loboš. O, kaip fainiai vėjelis paput. Čia taip nemažai laiptelių yra, ką? Nu, čia paskiau nebebus. Pradžiai. Bet o mūsų pasivaikščiojimas bus
Su vaizdais. Va, figas. Tiesiog kieme. Terasai. Sakau, pas mumis obuolių kriaušės slyvais. O čia apelsinai, Nesim kokį, kaip ir akins Bananai. neapsimat. Keigeliai. figos. Pasimato labai gražus žygis. Net ne žygis, iš tikrųjų pasivaikščiojimas. O ten apačioj, kai vanduo pakyla, būna užpilta. Tokia vulkaninės uolos. Čia viskas pastatyta. Nereik norėti, Madeira tai vulkaninė sala. Ugnikalnis buvęs. Jisai suformavo visą salą. Gerai. Einam. Bus kas nors įdomesnio, įjungsiu kamerą vėl. Dabar noriu ranką nuleisti į apačią. Nu, praėjo kiek čia? 5 sekundės, vėl kamera on. Nes neįmanoma, va. Tokie sluoksniai. 1, 2, 3, 4 ir 5 žmogaus rankas pastatytas. O čia va. Matos, kokia uola aukštai. Ten toli piratų laivas, ten kažkur. Čia netgi ir dažniausiai tokie ženklai, kad atsargiai gali griūti akmenis. Nes vis tiek akmuo veikiamas vėjo, vandens. O, atsisės pavyzdį, gal pabandyt dron pasikelti, kaip saka. Tu droną turi pasiėmęs? Turi. Surprise. Bet, oi. Aš tik nežinau. Surprise. Ar pavyks, o nepavyks. Ir du dalyką.
sakminsi sudėt rankom, jok cement, jok. Va, kokie kaktusiukai, matai? Matai, ką bėg vanduo iš Varšavos, tik dabar Kanelin tik teikte bėgo, Kalin čia smarkiai var. Nu, čia krioklys. Praktiškai. Čia atrodo, kad kažkas būtų užbetonavęs, ne? Ne, Buvo skylė užbetonavę. nušlifavo. Nu, bet čia į betonau turi, matos. Kažkas įdaryti. Galbūt, gal ten Buvo kaip skylė uola, didelė. urks koks. O ten. Laipteliai į viršų. Ne. Mes ten eisim. Ten, matai, palei pakrantę, ten mėlyna. Ten tunelis yra. Ten, va ten tunelis prasideda. Mes praeisime čia. Va ten. Mes ten eisim, paskui kilsim į viršų. Aš tau sakiau, 10 kilometrų. Nu, bus mažiau, 10 kilometrų buvo iki Funčalio centro, mes kai ėjom. Tai dabar bus mažiau. Pasirašai važiuoti su mumis. Prašom keliauti taip, kaip mes keliaujam. Aš neprašiau, Tu norėjai? Klausėm, sakė, man tu nori, tu sakė, yes. Nu, tas yes, tas reiškia. Kur reiškia yes iš anglų, išvertus į anglų kalbą lietuvių? Ne, aš klausiau, kur reiškia yes išvertus lietuvių? Nu, tai. Tai vadinasi, tu norėjai su mumis keliauti. Tai prašom keliauti taip, kaip mes keliaujam. Nu. Aš tau sakiau, reiks vaikščioti daug. O mes einam ir keičias vaizdai. Čia tokie faini takeliai yra padaryti. Ganai palei pat pakrantę. Reikia iš šakų sunešti. Na, vandenino. Sakau, ką vanduo nukrets, matatau, o taip matydavos tik tada galūnis. O, vanduo tai yra gerai nukritęs. Na, čia visur vanduo būdavo. Jo. Čia daug krabų būdavo. Ir pel mažiuk. Ten šildos ant visur. Čia kriokliukas. Ir kaip matos, Matai krioklį, gali. uola, žaluma ir vėl uola. Tai vat kur žaluma, bėga vanduo. Gal išeis? Ne, ten nepritrauks aš.
Vanduo yra gerai atsitraukęs. Tos vesuolus būdavo po vandenį. Aha. O čia yra Orka Praja viešbutis, 3 žvaigždučių. Bova, gal dabar ir daugiau. Ne, sakė, daugiau žvaigždučių negaus, todėl kad nėra oro kondicionierių. Nu gal padarė. Ir nėra pritaikyta neįgaliesiems. Vat, čia yra esminiai, dėl kurių jie negaus kitų 2 žvaigždžių. Bet Orka Praja turi savo privatų paplūdimį. Nu, ne privatų, bet... Ne privatų, bet turi paplūdimį. O kiti viešbučiai 5 žvaigždės neturi. Jie turi tik baseinus ir viskas. O priėjimo, va tokio paplūdimio, neturi. Aišku, yra juodo smėlio paplūdimys. Žiūrėk, kad man prakaipdė. Bet jis yra. O visur kitur yra tik tais akmenys, va tokie akmenys. Ir jie tai vadina paplūdimiu. Ne. Orka Praja turi paplūdimį. Tai jeigu kas važiuosit, nevažiuosit, skrisit į Funšalį. Aišku, jisai ne pačiam Funšalį tai yra, toliau. Bet kaip ramu, faina. Iki Funšalį nuvažiuoti su autobusu, tai 2,5 eurų, tai dzinč. Nu. Kiek ten iki centro 15 minučių su autobusu. Autobusai važiuoja ir važiuoja viens po kitą. Kaip liškenas. Vai, dabar štai. Matos. Aišku, po tokią smėlę tu pats būni visas juods. Kartais gal nei degintis nebereik. Reikėtų man išsivaluoti ant smėlį. Bet ant labai kaista. Žiauriai. Tai koks smėlis, jaudos spalvos. Čia ir vulkano dulkės. Aha. Bet čia kiek prinešta yra, ne? Nu, išpužimas. Bet mes kaip buvom, tai tada nebuvo. Gal buvo nuvalyta jau, žinai, nežinosiu. Dabar čia prinešta. Tada buvo švarus takelis. Dabar šitas vien tik tai smėlis. Labai pradeda kaisti. Čia karštai, čia basom nenko eit. Mes su mama šliur neturėjom, tai čia buvo oi. Atrodo, kad duntungliuojasi. Blema, aš atsimenu tada. Ai, nereiktų šliurį ant akmenų. Put. Kaip ant žarijų kokių ką vaikščiotum. Va, mūsų kambarys čia buvo kažkur. 8 aukšte. Čia va, kur yra balkonai. Per vidurį, ketvirts duris nuo lonkšnuto gal kažkur. Per vidurį. Ne, mūsų buvo kažkur tai per vidurį. Ai, ne, pačiam viršų, va, kur yra be steklių. Va, ten mūsų buvo. Tai per vidurį kažkur buvo. Buvo didelis balkonas, tai buvo 8 aukštas. Ką? Tualetai nekaista. Aš pati kaistu visa. Va, biškį pasirodykim iš toliau, kaip atrodom. Čia nebėr kavinė būdavo, nebėr. Aha, matyt, gal nebeleidžia. Ir nežin. Mes kai buvom, tai va šita uola Ai, persikėl čia į viršų. buvo po vandeniu praktiškai. Matęs tik tais ten paukščių nukapots ten tas taškelis viršūnė ir čiut to kalnagubrė. Vos. Tai kiek dabar yra vanduo pakilęs?
Ten nusileidęs, nukritęs. Pakeitė skėtukus, ne, tokiais šiaudeliais padarė, nes anksčiau buvo taip paprasti skėčiai. Kaip apsaugota su tinklu. Ir kiek atsimenu, čia taip įdomiai pas mus tai taip negalima. Į paplūdimį galima su gyvūnais. Čia nieks nieko nežiūri. Meilės spynelė. Vieną, antrą, trečią. Užrakinta meilė amžiams. O, čia gerai kafėjas, prapat, nėra karštai. Nes visi, o, išbėri. Nusim kuprinę nugarą parodyk. Nenori. Parodyk. Ojej. Nu va. Gražu? Einam dar. Užtad reikia gerti. Greitai į tunelį lysam. Užtad reikia Gabuška tur gerti jėguda. Ne. Nu, bet te parei, teks, nieks tais neneš. Nu, jau teks. Arba gali pasilikti čia. Per didelis, kad tai nešia. Taip. O čia jau vietinių paplūdimys. Pat ir yra akmenys. Ten ant tos olos nelipsit, nenorit. Nenorit? Lipsim. Lipkiam, ką Čia be fainai. kalbų. Pamatys, Gabi, kas ten per fainumai. Va ir. Jau kaip ir miestas matosi. Va, čia labai Šalį priemiestis. Aha. Čia labai populiarus ir tinklinis. Portugalijai tinklinis, aišku. Futbols, kas be ko. Futbols yra gyvenimas. Eisim, užlipsim į šitą uolą į viršų. Susitiksim prie uolos. Nu, parodyt Gabušką, ką priklipti. Mes ir prie uolos. Va, čia visur vulkansai. Lava. Nu, lava, ta prasme, nu. Tu padėk, kur nors paskiau pasiims. O dabar lipu aš. Tik žiūrim po kojam, o ne į kamerą šiuo momentu. Tai jeigu atleiskit už Esam viršuj. vaizdą. Va. Oi. Pabandykim dron pasikelti, apskresti. Ai, aplinkai? O. Ja.
Atvakoji. Aha. Bišpadu savo. Kažkodėl. Karšta iš tikrųjų ir. Karšti ir žiauri. Na. Bandyti. Pasivaikščioti. Taip. Turiu šį ranką šiukšlę, bet nešiukšlinam. Niu. Šiukšlinti negražu. Dedam į kuprinę. O, все. Aplink mane šiukšlių nėra. Nėra. Ir čia nėra, ir čia nėra. Todėl, kad nešiukšlinam. Aplink mane šiukšlių nėra, aš nešiukšlinu. Taip. Einam pasivaikščioti. Tu dedi koją, žiūri, kur koją dedi. Eik čia, kur aš ėjau. Lavos kalnas koks, ne? Su akmenim, su viskom. Dar vėja, vandens nugludins. Oi, žinokit, karštas, saulė kepina. Šiaučiu. Šiandien būsiu papildomai įdegus. Kremas SPF 50. Iš tikrųjų, parduotuvėje nemačiau mažesnio. SPF 50. Tokio kaip 30 net nemačiau. Reikia specialiai nueit pasižiūrėti. Nu, Jėzau, žmonės, nu ką darot? Nu, kam šiukšlinti? Fui. Šiukšlinkit pas savęs troboj. Savam kieme. Eikit ne į tualetą, o vidurį aslos. Blet, paimkit ir pašikit. Kai jau šitaip darot. Kam? Jeigu sugebėjai atsinešti, sugebėk ir išsinešti. O, kokie skardžiai. Kan? Su kuo? Su akmeniu? Ugnikalnio trauma? Žiūrėk, kur kojas dedi. Bet aš pleistriuko tai dabar neturiu. Auč. Lava karšta. Auč. Parodyk iš arčiau. Bus da tų traumų. Ai, čia gali filmuoti. Kas per grožis.
Gerai. Judėsim toliau. Nes mūsų dar kelias dar nesibaigė. Jau yra be 15:05. Judėsim toliau. Atbėga bėgikai. Daug čia yra bėgiukų. Ir vienas skraidūnas. Jeigu čia valon deda aplinko. Aha. Ten yra ypač prabangus viešbutis. Aišku, ten jisai vis yra ant olos, kitoje pusėje ten labiau matosi. Bet vat, privatų savo prieėjimą prie vandens turi. Bet yra uola. Tai kokio? Pakrantės nors. O mes einam ten. Mes einam ten. Tunelį. Tunelį. Jau čia dabar kokį 35 laipsniai jutiminė. Drąsiai. Ir žiauriai karšta. Ir va, prieis parodysiu. Yra vartai, grotos. Vakar uždaro. Ir vakarais uždaro jau, kad nieks nevaikščiotų. Pamatysit kodėl. Tai mes pereisim kiaurai. Pereisim. Į kitą pusę. Prašom, jūsų pirmenybė. Prašom, prašom. Nuo 9:10 yra atidarytas. Va. O, gerai. Atidarytas. O, gerai. Nu į kas? Fantastika. Fainai, kad yra apšvietimas padarytis, nes kitaip nieko nesimatyti. Čia šlapia. Smyžot. Čia šlapia. Autostrada. Va, tas biški yra GoPro, tas minusas, kad tamsoj nefilmuoja. Varva nuo viršaus. Vais parodyti. O. Čia tik tais, aišku, čia mažytė dalelytė yra. Ir nusekęs vanduo nelabai matas. Va. Vaizdelis. Oi, vandens nėra. Vandens nėra. Aha. Praeitą kartą, Nusekęs vanduo ir matai ir kitaip atrodo. Bet čia vanduo nusekęs už gerus 2 metrus 3. Nu, drąsiai. Nes tada, kai tik čia pilnai buvo to vandens, čia daužės, taškės. 3 metrai ir kažką. Drąsiai. Gražu. Gražu. Ką? Iš viršaus, nes Iš viršaus, iš salos. Nu va. Ir urvas kaip ir baigėsi. Nu dar ne. Nu bet jau šviesa tunelio gale matas. Mes po viešbučiu vaikštam. Kaip čia šlap. Ką? Na va. Va. Viskas. Bet čia gaivu. Čia yra gaivu. Aš čia kamerą apsinešus.
Biškutį. Ne. Ne. O, filmuko patrūt pišliai. Opa. Nu, čia nepraeis, čia vesti. Aš žinau. Čia reiks įsimokėti, gali praeiti. Tai va. Atėjom iš ten. Va, čia įėjom į uolą. O atėjom iš ten. Va, iš ten. Tai čia va, kur rodžiau, kad viešbučiai priklauso, viešbučio svečiai nemokamai, o pats nori įeiti, čia atliūdų 10 eurų, ar kiek čia kažkaip čia kainuoja. Žodžiu. Laiptelio biškutis. Žinai, ko dabar norėčiau? Ledo. Rada. Zuvis čia. O tai kam čia tai ir vis? Kažkuri? Čia? Čia. Nu tai normali kaina. O, ar tai šitas ledas 1,5 euro? Nu, tai, ko tu nori? O čia yra Madeira. Haribo push-up, čia, matai, guminukais yra. Ar užlipam į viršų? Tai užlipam į viršų, bus ten pigiau. Biškį dar pakentiek. Va. Iš čia, va, kaip atrodo. Duodas. Gali eiti per jį. Paničkai išvara. Čia vaizdeliai. Oi! Liuptelio, čia vėl viešbučiai. Nepatogus žingsnis. Mažesniais žingsneliais, nei laiptais. Taip geriau. Gabija, bėgom pradėjo bėgti, Taip, tik ledų greičiau laiptas gauti. nepatogia. Tai nepatogus laiptai. Nepatogia. Фу. Gausim žygį užbaigti saulę, einam čia į pavėsį. Jau daug nuėjom, lipam ant kelio čia. A ne, Gabi? Ne, kito pusė čia. Čia, Samperija bus. Šaligatvė nėra. O ten paskiau kelią eisim, tą saulę neapkips tik. Oi. Į viršų bus ledu. Juhu, apdovanojimas mūsų. Va, figas kapau gražis. Na. Nu?
Čia lengva diena. Čia mažai čia lengva diena. Čia toks porą valandų biš sunkesnių paeiti. Bet taip tai sunkiai nėra. Ir tik tais karšta. Nieko, dabar šitais pažlipsim biškį viršų bus. Vandens. Taip. Ačiū. Gabija, palak biškį. Gabija, būtinai atsigerk vandens. Kitaip ledų negausi. Mama bjauri. Verčiu gert vandenį. O, čia kaip gera vėlis praput. Šitą vieną nusimsiu. O, biškį nugarą. Šiaip tai mes... Va, matos, kaip mes lipam į kalną. Čia iš tikrųjų. Čia eiti, kad būtų tiesiai, mažai. Centrinė gatvė, nebent pagrindinė. O taip tai yra aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Gabija, bet reik nusėt. Susitinkam prie ledų. Nu, grįšim. Ir tadam, 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 tadam. Mūsų apdovanojimai. Saulė jau už nugaros nepasimato nieko. Va. Superiko, fantastiko. Kaip ledas. Geras. Saldžiarūgštis, gaivus. Nemi. Nu, viskas. Mes baigiam savo žygį. Ledų suvalgiam. Suvenyrų radom. Va, Gabija rankose. Ir stabdom savo veiklą. Baigti. Taigi, ėjom. Iš viso, čia, kai žingsniavom, nes dabar yra be 15:07. Nuėjom. Kiek mes nuėjom? 7,5 kilometrų. Galvoju, kad čia matytus. Va. Mes esam šaunuoliai. Gabija, kaip žygis buvo? Bet, ką žinot, čia girdėsis. Geras žygis. Patiko? Taip. Pakartosim? Nemanau. Va, tiesiai šviesiai, nemanau. Bet, jo, čia man išsijungis buvo. A ne, išsikrovis? Jo, Nu tai, 2+2. Gerai, duok Gabijai. o tau deg. Aha. Tai iš naujo kartu. Gabija, kaip žygis? Geras. Kartosim dar. Nemanau. Nekartosim. Gerai, tai mes turbūt šiandien čia ir baigsim. Laukiam autobuso. Tai, važiuosim namo. Tai parduotuvė reikės. Bet čia nesvarbu. Iki. Ate.